Kas per dydis? Nu tikrai didelė plekšnė. Va tokia va. Graži plekšnytė. Super. Kimba. Kai Algirdas sako, gal ant vakaro prasidės geriau, nereikės net tamsos laukti. Saulytė šviečia. Plekšnės kimba. Sveiki žvejai. Na ką, pagaliau važiuoju ilgai laukti ir planuotą plekšnių žvejybą nuo kranto. Važiuoju į Latviją, už Liepojos. Teko matyti Facebooko grupėse, kad plekšnės jau kimba ir pagauna gan nemažai. Vieni pagauna, kiti nepagauna. Tai priklausomai ir nuo vėjo, ir ar neša žolės ar ne. Šiandieną vėja praneša pietų. O ką tai reiškia? Reiškia, kad didelė tikimybė, kad neš žolės jūroje ir bus sudėtinga žvejoti, arba gali būti iš vis neįmanoma. Gali tekti keisti vietą, ieškoti, kur jų neneša, kur jų nėra. Tai va, šiandieną žvejosiu ne vienas, su daugeliu žinomų taipogi žvejų, Algirdu Kovaliovu. Kaip jums seksis, žiūrėkite šį video iki galo. Na ir visus kviečiu prisijungti prie mano Facebook grupės Plekšnio žvejyba Lietuvoje ir Latvijoje. Matysite štai čia kažkur. Tai va, o ką, aš važiuoju, dar liko gan dar nemažai. Kol nuvyksiu į vietą, susiruošiam. Aš manau, bus įdomi žvejyba šiandien. Kad jau atvažiavau. Kelionės tikslas yra kairėje. Mašina pilna, daug. Įdomu, ar mes čia vietos gausim. Bet jūra didelė. Gal kažkur tai rasim. Einam, pažiūrėsim, kaip bangos, kur maždaug neštis daiktus. Nu jau. Bangos nedidelės. Kaip matos. Bet reikės eiti, manau, toliai kitą šoną. Iš žvejų meškerių matosi, kad neša žolės. Tai bus įdomiai, manau. Linksma. Gal vieto yra. Kad kažkas ištraukia plekšnę, žmonės ten ploja. Tai reiškia, kibimas nekoks. Žiūrėkite, ką numeta. Tada. Nu ką, bandysim mes sutraukti savo meškeres iš po ryto savo žvejybos.
naudosiu Sakana Kastmaster 420, 180 gramų užmetimas. Praeitą kartą žvejojau, tai labai iš tikrųjų patiko. Ėjo gan nemažai užmesti. Taip, ką mes čia dar turim? Čia turim filmavimo stovą turim. Dar vieną meškerę. Ir va tokius naudosiu stovelius, kur pats pasidariau. Šitą jos ir ant šamų naudoju, stacionariai žvejybai. Iš tikrųjų geras variantas. Na, aišku, gaudant plekšnės, tokių manau nereikia. Užtenka ir iš paprasto vamzdžio. Čia labiau šamams skirta, bet kad nepirkti ir nesidaryti kito, panaudosim. Nu, tai. Algirdo pirmas metimas. Nu jo, biškai jaučias. Ne, aš tiek neužmesiu. Kada aš neturėjau metimo, tai pradėjau tas 2 meškeres, sakiau, ilgesnės. 480 ir... Žinai, kaip aš toliau numesiu, bandysiu bristi į vandenį? Taip, kažkas duobė yra, nenubrišiu. Nu kaip nors, jau numesiu toliau. Žiek žmonės irgi atvažiuoja. Pačiu... O tu čia dabar ką, skanuoji? Ne, tai prabečiau, pažiūrėti. Nu. Nu jo, ryte tai galinga. Ir nebrangi, iš Italo parsičio verčelį, po 50 eurų. Tas nebrangas. Nu, matai, kai... Po to šok didelį išeina. Aha. Tai pradėsiu balsų nuotos, storėti jau pradėsiu taip pat. A, supratau. Čia dėl pluvans dabar jums storėjim čia. 15 metrų storo. Nu ką, reikia jį bandyti. Bet kad ištrauktų kas nors dar nemačiau dar. Lėkšė? O, sunkiai bus. Lėkšė sunkiai. Normalus dalykas. Iš ryto labiau vietą užsiimti, ar ne? Aš kiek buvau rytais, tai nelabai. Vis atvažiuodavau dieną, daugiau sugaudavau negu ryte. Aha. Aš tai ryte neskubu važiuoti. Matau, tautų sistemą pasidėjęs. Čia plikais kabliukais? Čia nieko dėl, čia paprasti kabliuką, aš nukando šunų, nededu. A, supratau. Dabar šunus uždėsiu. Čia mažiukai? Aisas. Nu. Pliusas, tame yra ilgi, ant gali primavo daug visko. Jo. Sliekų nepasiėmei? Ne. Sistemėlę čia naudosiu savo rištas. Įvairių atsivežiau. Sistemą atsivežiau su didesniais kabliukais pabandyti. Ir su mažesniais, žodžiu. Visokių. Manau, užteks. Šviestukų pasiėmiau. Manau, busim iki tamsos. Šitų daiktų. Ir visokių svarelių. Maksimui krevečių, kurias ryte užmiršau. Jau per naują pasiimt. Ir skumbrę pasiėmiau.
Reikia pasiruošti skumbrę. Vieną užmečiau ant krevetės, kitą bandysiu ant skumbrės. Dar visas sušalus, nespėjo atsileisti. Ką? Kolega bandys ant karščio. Aš bandysiu skumbrę. Vieną skumbrę pabandysiu ir taipogi krevetės su česnaku. Supjausim tokiais gabaliukais. Dėsim čia kur česnakas. Žiūrėsim, gal pasiteisins. Mačiau tik tokią, kad tikrai pasiteisina. Bent jau Latvijai nuo molo gaudė. Su kuo reikia irgi pabandyti. O jeigu nekirs, tai suvalgysim pats. Jeigu nekips, reiks valgyti skumbrę su česnako skanu. Oi, gal dar tada keletą krevečių dėsiu. Tai gal irgi įsigeria to česnako kvapo, kaip sakant. Gal pasiteisins. Plakam viską, tai gal, kaip sakant, marinuojas. Ir pasipjaustam be česnako tiesiog vieną skumbrę. Esu kažkada gaudys, tikrai pasiteisinus tą skumbrę. Tiek, kai jinai labai ant to kabliuko nenori laikytis. Jo, tu čia nežinai. Algirdai, valgysim. Jeigu nekips, žiūrėk kaip skaniai. Česnakas? Nu, tai padeda. Nu va, pirmas ištraukimas nekoks. O, kiek žalių. Žiauri. Daug. Nu ką, mano pirmoji plė. Ką? Sakė, kažkas man kibo, nežiūrėjau. O, turim pirmąją plekšnę. O, labai graži. Nu va, vieną. Taip sakant, atsidariau, ilgai laukti nereikėjo. Darysim operaciją dabar. Žirklių nepasiėmiau. Nupėjau peilį. O tai pirmais metais, kol nebuvo klijuoti karoliukai, suktuks viskas. Ant klijų karoliukai. O valo nepažeisdavo? Ne, klijų nepažeis. Nu, įdomios sistemos. O čia dabar kaip gaunasi? Nu, per karoliuką. Per mazgus. Dabar klijos. Kabliukas, karoliukas. Pavyzdžiui, pas mumis nieks nežino, neda siūlą rišti. Su siūlo, ar ne? Žinoma. Aš mačiau, Šiaurės jūrai taip naudoja, daug kas Norvegijai naudoja. Bet kad čia pas mus naudotų, tai ne. O dėl ko tai įdėdė? Toli, metu nukrenta porcija. Ai, dėl tolimo užmetimo. Ir, pavyzdžiui, nujėda, tai ne taip greit nujėda, pasikart plekšnį greičiau. A, supratau.
Gerai, reikia ir man tada ruoštis antrą. Čia galvojau, kibirio pastais jau plekšnę pagauti. Karštis. Nu, parodys Algirdas, kaip reikia mesti. Nesimato, kur nulėkė. Kiek, Algirdai, užmetei? Nu jo, man dar toli iki tiek. Nu, bet bandysiu ir aš. Užsidėjau tos, kaip sakant, ragus. Nes šiek tiek neša. Galvoju, kad geriau laikytų. Daug yra žmonių, šalia yra kaimynai. Tai nesinori, kaip sakant, supainėti. Taip, uždėjau skumbrę su česnaku. Nes pirmas pagavau krevetės, buvau sumaišęs su česnaku. Nežinau, vėl man tie česnakai šiandieną, bet mačiau, kad tikrai veikia. Nu ką, bandom. Ir mes numesti kuo toliau. O, taip. Iki Algirdo, kaip sakant, toli dar. Yra kur tobulėti. Nu ką, buvo dar kibimas. Kol trečią meškerę norėjau pasiruošti. Pakibo ir sustojo. Reikia ir bandyti traukti. Kibimas tikrai agresyvus, kaip sakant, buvo. Ir dabar kibo ant skumbrės. Ir viskas daugiau nejudina. Taip sustoja, taip sustoja. Ai ne, dar kažkas. Nu, eina, žodžiu, žiūrėk. Dydis tai ne kažką. Paleisim šitą. Tai nekimba gerai ir tokios. Va, Algirdas ištraukė dupletą. Ir realiai tik užmečiau ir iškart kibimas ant mano. Meškerės. Va, dauža galūnė, bet manau bus nedidelė.
traukinį? Va, kol rišausi trečią meškerę, Algirdas dar vieną ištraukė. Bet jau tokia jau kūda. Nu, svarbu kimba. Kažkam svarbu kimba. O, pas mane stovi. Bet čia netoli krantą, ar ne? Kaip? Kada yra kūdo? Normali dėlčiai. Normali? Nu, aukštai. Gal taip atrodė. Ką, pasirodo, dar turim vieną kibimą. Kažkas bent jau judino. Plekšnė. Šiandienos didžiausia plekšnė. Didelė, stora. Graži. Paaišėlė kabliuką. Va, štai tokias plekšnės kimba. Dar viena plekšnė. Kabliukai nuvalgyti. Masalas krevetė. Graži. Rudeninė plekšnė. Nėra baisiai didelė, bet nėra maža. Svarbu, kad yra veiksmo ir judesio. Kaip godžiai ryjus. Su visais karoliukais. Vam. Toks vaizdas, kad jos kažkokiais būriais vaikšto. Algirdui kibo, neištraukė ir man labai gražiai kibo, iš tikrųjų, žiauriai. Man labai gražiai kibo dabar. Ir nežinau, gal šiek tiek palaukiam, permėsiu vieną meškerę ir bandysim traukti. Nes kibimas tikrai buvo gražus. Navačiau per daug jau pridėjau šitų krevečių. Tiek to. Gal
Ai, ne, gal didesnė užkips. Aš pasijuokauju. Nu ką, bandom. Bandom užmesti. Žinau, visai normaliai. Tokie, manau, 50 metrų tikrai užmetu. Šiek tiek liaunesnis gatelis. 150 gramų. Pagrindė naudoju tai šios kvotus, tai pirmais minėjau Sakana Castmaster 420 ilgio, Ultra Feeder 180 gramų užmetimas. Šiaip tai kiek aš čia 120 gramų, nu, laisvai visą jėgą metu. Tai be jokio vargo. Nu ką, bandom patikrinti. Kas čia dabar? Oh my god. Ne, nėra, bet kibimas buvo labai gražus. Bet nepasikirtau. Sakant, neįrėjo. O kibo ant skumbrės. Gal biškutį per didelius žuvies gabalus uždėjau skumbrės. Tai gal reikės pamažinti. Tiesiog gal neįrėjo. O, ant kitos skamba. Gerai. Tebūnė, tą užmetam. Dar su dideliom porcijom, kaip sakant. Naudoju tos. Daug geriau iš tikrųjų laikas. Nu ką, bandom užmesti, kaip sakant, į žuvingą vietą. Kažkur ten. Lauksim kibimo, kaip sakant. Įsitrauk turbūt, ar ne? Turėtų sėdėtas galvoju. Na jau per tiek laiko jo. Algirdai, dar vienas kibimas. Turi? Yra, ar ne? Gražia. Kabliukai tavo, jau. Tavo. Gražia. Ką, pagavom ne žuvies, o žolių krūvą. Eina savo. O, dar turime ir plekšnę. O, krasa.
plekšnę ir krūvą žolių. Gal visai ir nieko. Tai va toks laimikis. Vieną plekšnę ir krūvą žolių. Kimba ir tau? O. Va, ir Algirdas partraukė. O, vieną iš vis gražiai. Super. Bet vėl netoli metė, ne? Ne, netoli. Pradėjo kažkaip ir vėjas kilti iš tikrųjų. Tai jau toks oras jau vėsus daros. Jau vėsoka. Nesupratau, čia kažkas ar užkybė yra nedidelė, ar žalių esu pasigavę. Ai, tu yra plekštė jau. Sakau, kad matėsi kibimas. Plekštė nedidelė. Gražiai išimsim kabliuką. Bandysim paleisti. Ir išpūti. Man būtų fina nešti čia prieš savo tą tolimąją. Ar tam žuvies nėra tam gale? Pabandyk man to kalniuko pačio nunešti. Ne, aš taip kalbėsiu, kad nei tau, nei man nesimaišys. Ok, gerai. Nu, tai kad dabar, o jūs manau, kad ten žuvies nėra, nes tai bus įpataikimo, nesvarbu, kur ten matai nėra. Už to molo. Aš manau, tu nieko nelauk, dabar atsinešk viskas. Na, tai vieną metimą, čia vis tiek reikia užimtos vietos. Tai jis reikstai. Ok. Pamėginsim dabar. Arba kaip tu sakai, reikia atsileikti. Na. Ir nesileikti, palauk. Turėjau ant skumbrės kibimą, bet nu nieks nepaėmė, nesupratau kodėl. Gal per didelį gabalą, žinai, dedu. Na ką, dar vienas kibimas. Bandom traukti. Vėl ta pati meškerė. O, yra tikrai, yra. Yra plekšnė. Jo, ir tai viena. O ir ant kitos matau kimba.
prasidės kibimas. Na, pasirodė. Nežinau, tikrai. Plekšnė tikrai vėl graži. Žinau, kaip matosi per kamerą, bet matytis, tai matysim nuplauti. Nu va. Nu, pasižiūrėkit, kas per dydis. Nu, tikrai didelė plekšnė. Va tokia va. Graži plekšnytė. Super. Kimba. Kai Algirdas sako, gal ant vakaro prasidės geriau, nereikės net tamsos laukti. Saulytė šviečia. Plekšnės kimba. Jo, gerai kimba po kol kas ant šitos sistemėlės. Vieni sako, kas gaudo ant krevečio lukštus nuėma, kiti nenuėma. Kaip jūs darot? Ar nuėmat lukštus? Kiautus vadinamus nuo krevečio, ar dedat su visais kiautais? Pakomentuokit komentare. Tiesiog pačiam labai įdomu. Nes yra visokių nuomonių. Vieni taip, kiti taip. Tai įdomu. Kaip jų? Nu ką? Ir lekiu. Nu ir gerai tenais bus. Gal kolegos nepermečiau. Statome savo laikiklį. Bet iš tikrųjų blogi tie mano laikikliai. Algirdas davė savo koliukus. Va tokį davė. Aukštą. Tai daug geriau negu mano tie trumpi. Kodėl? Todėl, kad banga ateina arti kranto neša žolės ir kur nėra, jeigu nesi aukštai iškėlęs, tu visada realiai pagauni žolę. O kada aš esu jau iškėlęs į viršų, va taip, pas manęs meškeriai yra 4,20 m, tai prailgėja dar metrų, tai gaunasi 5,20 m ir labai aukštai nueina valos tenais. Aišku, pagauni tų žolių, bet nu ne tiek. O kaip ir dabar čia. Bet čia greičiausiai kibimas bus, nes jau pirmais irgi mačiau. Jo, kimba. Nežinau, ar matos per kamerą gerai, bet tikrai buvo kibimas. Va, judina. Nu ką, bandom kirsti. Kaip sakant, traukti, žiūrėti, kas tenais. Jo. O gal ir nėra? Ne, yra plekšnė. Tai tikrai nedidelė. Negaliu suprasti, ne. Ne, nėra plekšnės. Žolės, žodžiu, vien žolės. Nu nieko, nusivalysim sistemą, reikės mesti vėl atgal. Yra kaip yra. Šį kartą nepasikirto. Ir vėl kibimas ant tos pačios, žiūrėkit, kaip purta galūnė, matot? Labai gražus kibimas. Nu ką, bandom traukti, labai graži plekšnė. Jo, turim plekšnę. Turim gražią plekšnę. Vėl ant tas pačias sistemas.
pasirodyk. Ne, labai didelė nėra, bet to taip sunkiai traukia, žolių dar buvo prikibę. Nedidelė plekšnė. Bet laikas eina super. Nespėjau tos kitos užsimesti, jau ir ant tos kimba. Geras, kip. Nešiausi, žodžiu, krevetės. Ant kitos meškerės ir ką tik ištraukiau. Bet kimba ant tos. Nu, žodžiu, aš manau, tegul čia tampa. Aš einu užmesiu tą kitą ir ateisiu išsitraukti, ant kurios ką tik kibo. Nu ką, metam į jūrą. Ar nematė, Algirdai, ant tos dar kibo? Aha. Bandom išsitraukti, pažiūrėti, kas čia. A, ne, kimba jau tenai sėdi, kaip sakant. Arba žolė sėdi, arba plekšnė. Ne, kažkas yra. Plekšnė tikrai yra. Žolių irgi nemažai. Sunkiai traukiasi žolės tos. Kad žiedai dideliai yra ant meškerės. Kai pareina žolės, taip neusikiša. O, graži plekšnė. Tu turi, Algirdai? Kibo? Tikrai graži plekšnė. Bet ant skumbrės, nu kaip ir viskas. Turėjau ant skumbrės keletą kibimų. Ten ištraukiau. Nu pasižiūrėkit, kokia dydžia plekšnė. Nėra aišku, kurio ten Facebook'e rašo po kilogramais, bet aš manau, kad kibtų bent jau tokias, jau manau, visi žvejai būtų patenkinti. Nu, pamojuok į kamerą. Va, mojuoja jums. Super žvejyba. Ta, kurį laiką nekibo ant skumbrės, bet dabar matom vėl kibimą. Bet šį kartą užmečiau tikrai netoli. Čia, jeigu matosi, kur lūžta bangos, tai realiai prieš patį tą bangų lūžimą, kur sekluma prasideda. Ir ta prasme, kibimas tikrai gražus buvo. Biškutį patampė, padraskė ir viskas. Bandysim palaukti. Algirdas permetinėja. Va, kažkas tai ant skumbrės. Kažkas tai jau bando suvalgyti. Va, kibimas gražus. Manau, reikės bandyti kirsti. Žinai, Algirdai, žiūrėk, užmečiau kur tos, kur mūsų čia bangos. Ir va iškart kibimas ant skumbrės. O savo, čia reikia kažkur žiūrėti. Va, grinai. Čia dobė, ir kartą, kas taip iškėlė. O čia, tu padabė. Tau kibo tenais? Jo, va, kaip girdėt, kaip Algirdas sakė. Kur dobė tik prasideda? Jo, reikia tikėti, nes aš tai mėgėjas, esu profesionalas, praleidžia daug ilgiau prie vandens Baltijos jūroje. Nu ką, bandai. Nu ir aš
Turi kažką. Ir aš turiu pagavęs uotą. Aš ištraukiau uotą. Žinoma, mes jį paleisim. Va. Štai taip atrodo mažas uotas. Na ir pareina Algirdas su dupletu. Nu, pasirodyk. Uotą pagavai? Jo, aš uotą pagavau. O tai Algirdas dvi plekšnes. Bet toli užmetęs, ar ne? Šaunuolis. Uotą būtinai reikia paleisti. Nežinau, Latvija ar galima imti ar ne. Plius jis labai mažas. Brendam šiek tiek į vandenį. Ir tokia. Kažkur pabėgo. Va, kol kalbėjom su kolega. Surado kibimas. Ir vėl arti kranto. Ir vėl ant skumbrės. Ir nieko nėra. Nieko. Man nepasisekė ištraukti. Bet Algirdas va traukė. Nedidelė. Nedidelė, bet vis šis tas. Tavo Algirdai kibo ant... Jo, ant pačios paskutinės mačiau. Pilnai, ar ne? Pilnai suvalgo. Mes žolių neprisirenka. Tas reikia saugoti, žinai, matau, ką užneša, matai, kas... Matai, tavo kambai, kaip vis tiek lyja. Na. Tai tas kabliuko dydis turi įtaką ar neturi? Na, šiaip, kaip jums yra kabliuko dydis, tam, žinai, jau visai piskesnės kabliėtų. Aha. Vien dėl to, žinai, arba, jeigu nori daugiau kažko priverti, pavyzdžiui, uotų man paėjo tau tie kabliukai didelį. Didelį gabalai brendo. Ir grinai matys ant tos tavo meškerės, nu, ta, kur paskutinė. Tikrai kibo. O ant ko tu dabar pagavai? Skumbrė. Ant skumbrės? Čia paštais ne skumbrė, ne skumbrė. Skumbrė. Ne skumbrė. Ai, bet tokį ploną gabaliuką, ar ne? Ir dabar, blizgydė daug skumbrės, ta blizgydė, matai, kas tai yra. Tu dėdi gal daugiau nugarą? Ne, aš dedu viską. Sako, matai, biškai blizgės, atsidėjau vieną pusę ir to, ne vieną pusę ir to, nes blizgės turiu. Jeigu kitas sykį net nekabinu visą, va taip vaduodu, papranašuot. Manęs ten... O metimo metu ne. Na, ne, skumbrė nenuėjom. Kimba. Kibimas yra. Bent jau buvo. Žiūrim, bandom. Ir kažkas gal... A, jo, yra plekšnė. Pareina plekšnė. Nėra didelė. Bet plekšnė. Kartą ant skumbrės. Jo, reikės ir gal pasipjauti pas skumbrės. Tu mažesniais gabaliukais, labai jau didelius uždėjau, kaip Norvegijai. Realiai. Kol aš
mačiau. Algirdui irgi užkibo. Išimt kabliuką. Ai, Algirdas irgi ištraukė, bet nedidelį. Ką sakai? Ai, turi vėl plekšnę. Na, čia kažkur kablys. Bet ant tos irgi mačiau kitą. Žodžiu, veiksmo yra, kaip sakant. Jo, pastebėjau. Tas dėdulė iš vis sėdė jau ilgą laiką. Nežinėjau, kurią dieną. Ten irgi kiti brendai vandenį mesti, bet tas bridimas, ar jisai... Praždėliau. Kaip ir rodė. Na. O, čia... Baisus procesas. Nu va, Algirdas ištraukė, vėl eilinį kartą. Gal tokia mažas tavos? Jo. Gražios plekšnės. Man kibo ir nėjo vėl pakirsti. Ką, buvo agresyvus kibimas ir kažką turim gražaus. Iškibo. Na, čia apgalvau, nieko mes gražaus neturim. Turim mažą plekšnę. Ką? Nu, nelabai. O jau vakarėje žmonės renkasi. Ieško vietų. Kartu užkibo ant krevetės. Ką, bandom uždėti ir metam atgal į jūrą. Ai, dar reikia šitų susitvarkyti. Ragus, kaip sakant.
Permetinėjom meškerės, kurį laiką jau nekimba. Tiesiog kaip su ranka nuimta. Iš vis nieko. Keletą iš labai mažų lėkšnyčių ištraukėm ir tuščia. Norime persimės meškerės, pakeisim porcijas ir žiūrėsim. Tai jau yra 3:30 vakaro. Tai manau turėtų vakarinis kibimas prasidėti. Bet pakol kas nepanašu, kad jisai čia prasidės. Pakol kas labai liūdna. Liūdna istorija, kaip sakė. Žolės neša. Kažkaip nepavyksta man vis į tą Latviją atvažiuoti ant gero, kaip sakant, kibimo. Užtaikyti. Algirdas irgi vaikšto, galvoja, ką čia daryti. Nežinau, kiek būsim. Ar iki tamsos, ar šiek tiek ilgiau. Turėsim palei kibimą. Žmonių yra daug iš tikrųjų, bet vis tiek irgi visi sėdi. Mažai kas ką traukia. Visi sėdi, kaip sakant, gryno oro kvėpuoja. Jo, plekšnės tai dydžiai nebestebina tikrai. Tokio dydžio plekšnės gali vasarą jūroje maudydamas pagauti su rankom. Bėk, užauk. Pakvies didesnės, kaip sakant. Liūdna situacija. Jau vakarėja, bet niekas nesikeičia. Visiškai niekas. Vieta atsirado daugiau jau. Kažkas jau nebežvejoja. Telefone sėdi. Vietų daug. O plekšnių mažai. Po ilgo laiko Algirdas sulaukė kibimo. Nu, žiūrėsim, kas čia bus. Laimingas žmogus. Valandą laiko reikėjo laukti kibimo. Nu, gal mažiau ne valandą. Meškerių visą eilę. Dvi? Dvi didelės. O, dupletas. Jo. Vienas. Jo, abu turėjo.
pradėjo, taip sakant, pabiškai tempti. Yra dar apskibimas kažkoks taip. Jo, turiu plekšnę. Kažkas tai yra užkibę. Yra, visai nebloga, graži. Nu gal prasidės jau. O, koks. Nu? Graži? Graži plekšnė. Gal sakau į vakarą, gal prasidės? Nežinau. Čia. Nu, va tokios plekšnės. Nu, smagu. Bent jau kažkas. Nu va, norėjau ištraukti dupletą. Va, ir ištraukiau. Dupletas su 6 kabliukais. Nu čia jau truputį... Čia mažiausiai pergi, nuklandinau į sistemą užsidėjai. Nu jo, greičiausiai taip ir bus. Nu ką jau, pabiškiai temsta. Jau greit reikės šviesuliukus dėti. Lygtais kažkas kibo. Kažkas kibo, bet... Jo, turim plekšnę. Kažką turim. Ai, dvi dupletą turim. Nu, dydis tai nedidelis. Algirdai. Ištraukiam dupletuką. Pagaliau. Jau galūnės iš tikrųjų sunkiai matosi. Gal per kameram gal dar normaliai, bet šiaip tai blogai matosi ir reikės dėti šviestukus. Ir šiek tiek naktį pasėdėsim, žiūrėsim kaip čia seksis. Na va, sutemus ir užkibo pirmoji plekšnė. Maišytė. Na ką, baiginėjom žvejybą jau. Prabuvom apie valandą kaip sutemus. Keletą kibimų, bet kažkas tai nepagerėjo. Viskas, važiuosim jau namo. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikinti šio video, kam patiko. O ką, laimikis štai toks. Čia Algirdo. Čia mano, mažiau. Na,
natūralu, kad profesionalas apgaudė mėgėją. Plekšnės į mažąją pusę iš tikrųjų. Tai žodžiu taip, susirinksim paskutinės dar meškerės, kurios dar užmėgtas ir važiuosim namo. Iki.